ir pasibūkim iki rytdienos. O ne, jo, rytoj kopūstus verdam, visi valgom, ar nenusišnekėti. Ir atsimenu, jau paskui kaip jau tėviškai rašė, kliūtė man vestuvė, paskui jau valydam visi važiavom į paspiltelį to kalną. Taigi sakau, šiandien šiandieną mašiną įdėjau, supranti, lengvas, dabar aš įdėčiau. Nevyko stebuklas šitą savo pamergį radėlė. Tai šaunus pavasario vėjelis, lamojėdamas pirmuosius dainelius. Sesė, 75 metai, tai tik skaičius, tai šarma tavo plaukose. Užaugo vaikai, auga šianukai, daug darbų nudirbta, daug gražių pavasarių sutikta ir daug dainų sudainuota. Laižyti sodai, skleidžiasi patys gražiausi žiedai. Lai tavo namuose niekada netrūksta šilumos sūkurų. Atidaryk plačiai duris tolimesniam gyvenimui. Būk sveika, laiminga ir visada jauna. Už savo prasmingas gyvenimo dienas dėkok Dievui. Krikštynos. Ir kai buvo tai telefonai, Nuri man pasakė adresą, užsirašiau, ir kada atsimenu, pasiėmėm Vytautą, Daivą, mūsų vaikais ir važiuojam į Krikštynos. Į tortą. Į Kauną. Į Kauną. Į Kauną. Vyras klausė, sako, o adresų pasiėmė? Tai Kaunėje, tai kas tai Kaunėje? Nu, jis pradėjo manyti jau vyks. Sakau, negalima. Žinau, abilį atsiminiau gatvį, į kokių. Sakau, nuleisim Dumgatvį, kur bus padžiauta uogų, palūkės. Ir sakau, bus Daugiabutis ar kas prasidėjo? oi, visai pamėdino, kad moters nekalbės, nevyks. Liepam toj gatvį, duotų palūkių daug. Didžiausia. Jis sako, tai kur dar eisim? Sakau, palauk, aš ten kiemė. Galimai. Prasdarau vartus, apšoko šuva. Vis atgal. Vieną kiemą išminėjom, kitam. Vis? Nu, nežinau, o jis pradėjo pykt baisiausiai. Sakau, nu ir nevažiuoju. Ale tai kur nakvosim? Sakau, nu kaip pasvėdu. Nu, pasvėdu. Panašaus. Nu ir nuvažiavo pasvėda ir jis sako, tu iš kur dar čia bus su tais tortais? Iš Krikštynų. Tai ką vaiko vardas? Nežinau. Ne, o Jūris sako, Andrius. Nu jau ir pasivė. Taip, bet prabuvo. Aš tau visą gyvasą. Nu, tai ar su autobusu tikai tą vakarą? Ne, bet mergė paskiau pasakė, sakau, pažiūrėk, aš pas tave važiavau. Na, tam vaiko tortą reikia palikti. Bet mes labai gilėjomės, kad neatvažiavau pasirodyti. Reikia į policiją. Ярма, браво, Богу, Боге и Боже. Я иду смолять, Бог мне погибки делать, те его зажжет.
gražių gyvenimo metų ir kad dar po 5 metų visus vėl pakviestų. Kaip augom, tai buvo labai bistri. Ir amžinatilsį įbrumau brolis Sigitas ir Jonas ir aš jau tampiau jaunesnis, tai mes tai mūsų tvarkė, bet jau jeigu padarom, tai nušėlą. O taip. Ji karinga buvo. Gavau ir aš nesikėjau. Bet jau dabar nepykstat, aišku. Tai dariau nepykstu, bet... O to cemeniką... Jo, aš galvau, kad į atlišus, o tik vakvoj. O siuntė, atlišus, rinkiaulė. Ir visus, bet man būtų tu nerinkai. Aš galvoju, aš tau padarysiu. Galvoju, kad į atlišus, gaus galvoju. O, dievoj! Vienas jau iš tavęs. Atsiprašiau, sakiau, sakyk mamai, kad šitą pats kuoliai. Buvo jau aukštielikas. O dabar net grūzas tikriausiai. Taigi, va, koks geras brolis vis dėlto ir pamelavo mamai. Ir gerai, teisingai, už tai jados nebarė. Arba dar jau užaugom, pilnamečiai. Pilna. Linkiu sveikatos tau, ilgų gyvenimo metų. Ir mūsų tokia galinga gyvavo. Jos visos mane augino, buvo praūdino. Daugiausiai ir nukentėjo, turbūt. Net vartų pamiršau. Ką reikia padaro? Maro? Kasė šūnį, lygis atsižalė. Ir aš vaikščiodavau, ir aš šaldavau. Tai kad neįpautau, ne, tai uždėjo, nežinau ką uždėjo, paskui aš šlekodavau, tai juodų švarkų uždėjo kažkas. Kažkos? Kurie šūnio, sako, vilkas. Tai geriau, kad tai būtų. Sveikinam tave su tavo 75 metų sukaktimi. Būk laiminga, sveika, pilna optimizmo kaip ir dabar. Džiaukis savo vaikais, anūkais ir proanūkiais. Mes visi tave labai, labai mylim. Dana ir Ervinas. Įvairiai sąjungininkai! Sveikinimai eina tiesiai į rankas. Miela teta Ada, šiandien yra ypatinga diena. Susirinko visi, kurie jūs myli ir gerbė. Ačiū jums už jūsų širdies šilumą, gerumą, meilę. Ačiū už tai, kad randate laiko kiekvieną išklausyti, užjausti ir paguosti. Ačiū, kad su mumis kartu džiaugiatės ir juokitės, liūdite ir verkite. Ačiū jums, kad jūsų lauke žydi gėlės, kad daržuose kasmet noksta derlius, o jūsų rankos nepavargsta dirbti. Širdis nesustoja mylėti. Šio jubiliejaus proga linkime jums kuo geriausios sveikatos ir ilgų, ilgų gyvenimo metų. Jūsų Rozeta ir visa Vokietija. Dar buvo merga, ėjo iš šokių, su draugė ko gero. Ir sako, pareinam prie namų, pro namus, kaip pro fermas. Ir girdži mažas vaikas verkia. Baisu ir tiep namo pareina pas tėvus. Ten vaikas reikia, kur tas vaikas, aš nežinau, ar reikia tėvai žiūrėts, ar ne, kur tas vaikas verkia. O Timorčius, o Katės ir Tėvukas, iškėtė, kur vaikinė tas vaikas.
man šokas, kad mažas vaikas, tai žinai, kad jie nedaro sąžininkai. Turėjau gyvenime pasirinkimą iš 3 panelių. Viena buvo dar maža, 2 jau geros. Rinkausi abidvi motociklo vežiojaus ir galvojau, ir toj būt, ir toj. Nu kažko tai prilipo nustažiukė. Ir kutinės niemenė. Jos buvo vienodo ūgio, dėl Papanavičių mažukės net. Ir kita mano žodė geresnė. Ir išloš. Ir aš noriu tai, kur jau pralošau. Palinkėt. Ada, laimės, džiaugsmo. Aš tau visko neišvardysiu, kaip aš tau noriu palinkėti, kai reikėtų kalbėti. Bet aš tau tik vieno žodžio noriu pasakyti. Laimės. Tai vienas žodis laimė. Dar pridėdu pliusiuką sveikatos. O pinigų kiek tu sugebėsi pasiimti iš valdžios tik tavo. Dėkoju Adai, nuostabiai draugai. Prisimenu pirmus tuos metus, kai mes išvažiavom į Druskininkus, jinai man daug padėjo, tikrai tokia nuoširdi, gera ir dažnai prisimenu. Tada atšokau vestuves, jos irgi džiaugiamės kartu, bet paskui vėl ilgam išsiskyrėm ir taip ilgokai ir nesuėjom. O dabar vėl džiaugiuosi, kad pamačiau jos brolius, seseris ir pažįstamus, ir jų antras pusės, ir vaikus, kurių irgi nelabai dar pažinojau. Tai taip džiaugiuosi ir linkiu visiems labai geros sveikatos, džiaugsmo, laimės gyvenimo, kad visada džiaugtųsi kiekviena diena, nes jos prabėga labai greitai ir nebegrįžta. Ačiū labai. Gyvenime, sako, nei laimės, nei džiaugsmo nėra, bet žemėje yra žmogus, kuris kuria savo džiaugsmą ir laimę ir ašaras nubraukimą. Džiaugiuosi, Ada, tavo darbštumu, kad atvažiuoji, ne su vaikais, anūkais, kiniuką žaidžia, bet jį rūpestingai neša apie namus. Be galo visiems sakau apie tavo darbštumą. Iš tikrųjų, vieną turiu prisiminimą iš, kaip galbūt iš vėlesnių laikų, kaip tavo broliai, bet ne tiek ir mažai, 44 metai praeina. Ir aš turiu daiktinį įrodymą. Nieko savo. Tai 80-ieji metai. Ir tik žinau. Ir čia jau paliūdį, kaip mano tėtė sakydavo, turiu nepilnų pusbankutį. Tai ir aš turiu nepilnų pusbankutį. Bet jis užkamščiuotas, užkorpuotas ir parašyta 80-ieji metai. Vau. O buvo taip, aš jau buvau, baigęs jau 8-metė buvau, ale jau biskį pilnametystę. Ir Ada paprašė bulvės atvarinėje tarp kriukų. Aš padariau kalėjimą. Berods, nežinau, 79 čia atsirado stogas parduotuvė, ne? Tikis 80, tai pažiūrė tos parduotuvės, tai čia va iš tos parduotuvės įvertas motelis. Ir tai mano pirmas tokis kalėjimas, kad gavau butelį. Tai ne dėl to aš jo negėriau, kad man ten netrūko, ar aš negėriau, ar ką, bet kažkaip tai tas pirmas kalėjimas taip ir stovėjo, va čia netoli. Tai dabar ties, Ada, aš nežinau, gal su svečiais
pasidarysim. Gal paplojam. Nei daug, nei mažai, 44 metai. Jos Antonijus, tai pasakė, jei krisi, tai tu pirmas. Pažiūrėsim, būtų toliai. Tiesiog panašiuką. Ale Jonas bėrėsi, man taip gerai. Ar yra patenkolį? Nu čia daug nėra, nusideda iš tų nepavyzdžiškai. Už save. Už save pasiduodu. Jau, jeigu žiūrėčiau, tai tu turi nusipūsti. Sveikatos mašinė, kantrybė su mum visais tokiais banditais. Močiutė irgi buvo. Reikėjo jau seniai linkėti kantrybės, bet pridėti viską tikrai svarbiausia, tai dar daug metų, iki 80, 90, 100, 110 ir laimės su mum. Kad dar ir anūkus lausim, viską, jau pronūkio, viską iš mūsų pusės ir... Taip, taip. Su kepurė.
Irgi tinka. Klausyk, užsidėk kepurę šitai bažnyčioje. Vienas iš nori pasakyti. Pasakyk, ką nors. Gerai, atsistojam, dabar pasakom savo vardą ir linkėjimai iš pirmos vardo raidės. Vitas. Vitas. Galvojat? Vytautas. Vytautas. Ir. Linkiu. Buvo Gerų. Gero gyvo derliaus. Prašom, prašom, palaukit, nedėkit. Aš nežinau, bet jį turi kalbos sutrikimų tik našiai. Labai gerai, prašom. Nešlepla viskų iškaro, bet kad poreikia. Prašom, dėmesio. Algis linki linkėjimus Adai. Ir o ką? Algis Adai. Kepurė. Toliau. Ir mane tau. Tau reikia pasistovyti. Gerai. Sakyk, ko jau tu nori. O, paplojam, kaip gražiai. Atbulinė, bet tu negalioji. Laimės. Tik zuikelių baimės. Kviečia ten, kur nesi.
ir čia ten, kur nesi. Tai pilų svajonių svečių apsupty. Ir suspaukim ilgiausius metų, ilgiausius metų. Pakelkim taures, uždėkim žvakes, dovanokim šypsenas ir dainas. Pakelkim taures, uždėkim žvakes, dovanokim dainas. Ilgiausius metų, ilgiausius metų. Ilgiausius metų, ilgiausius metų.